Labas rytas, pirmadienis, jau atsirėjau prie karvyčio, 7 valandas, laukiu, kada piensą pribėgsiu, uždėjau aparatus, tuoj pažiūriu, kaip pumpuoja, einu melžti. Kad nelaukti, pats prapumpuoju. Pagavo. Gerai, varom melžti. Ką jau melžiu? Pirmą karvę. Pradžia. Ir varom į priekį. Ką jau vieną pusę pamilžom. Čia biškį dabar laisvų vietų ir karvės jau išėjęs slaug, bet parsives naujų. Dabar reikia šokti kitą pusę. Rytinis veršis, būnė tokį, irgi buliuks. Jau antroji pusėje esu. Davins atsiveršiavo irgi, kad davina karvę. Tai reikia varyti toliau. Da, vienas rytinukas, šiandien jau ryte 2 angusai, juodi abudu broliai. Ką vyksta šėrimo darbai. Karvės pamilžam. Valgo, skandauja. Gerai, toliau darbas. Nu ką, atėjau pas mažiukų. Nebesi draugiška. Daugiau dvies turi lakstyti iš nagliai. Atnešiau pieną, žodžiu. Kebrai. Bal toks, na, atrodo. Kebrai atsigerti. Tiek jau. Gerai. Tai pasimilžom. Da buvo. Tai jau vienas veršis buvo atsiveršiavęs. Vienas veršis atsiveršiavęs, karvė buvo atsiveršiavęs. Po to milžiaus metu dar vienas atsiveršiavo. Sekmadienį, vakar. Irgi dar vienas. Jau 3 veršiai yra nauji. Šis mano sakė, tai bus apie 10 veršiukų turėtų būti. Nes daugiau sukrito karvių vieną mėnesį veršiuotis. Ir to pačiu ir lygiai dabar pas mus. Nu, gerai, tada varau valgyti. Ir po to pas veršiukų apsišerti. Nu, čia pas prieauglį, ne pas veršiukų, reikėtų sakyti. Šau prabėgo, galime namo valgyti. Gerai, iki. Nu, pavalgiau. Kavos atsigėriau, biškiai žvalesnis. Ryte buvo nelabai žvalus. Tai atėjau pas veršiukų. Šiandien neturi, tai prapurtysiu jiems. Šūdą paleisiu. Eisiu dabar baigsiu maišyti. Šiandien tikriausiai. Na, uošvis jau pradėjo. Gal jau bus įsimaišęs, nežinau. Žiūrėsiu, ką nuveikti toliau. Tai kanda. Nors suvalgyti mane valgyti šiandien. O, kokie. Ne. Atėjo dabar maišyti, biškį trūko, tai pusę rulę nuvežė, išpiešė, kur gyvuliai lauke. O vidurį įmetėm čia. Ir dabar išmaišyti. Ir žiūrėsiu, ką paskui veikti. Žiūrėjau šiaudus pervežti. Veršiukam kreikti. Ir tiek. Veršiukus pasitvarkiau, nebenufilmavau, nes telefonas pradėjo mesti. Kad reikia pratrint, biškį pratryniau video, dabar bus viskas gerai, viską amžins. Nu, lauke nėra šilta šiandieną, tai drėgna labai, lyja. Nežinau, ką reikės paveikti. Jo, reiks eit pas karvių, vėl ten viena karvė nusilaužė lentą. Lentą nusilaužė tą.
Praeitą kartą buvau daręs video, tai bandysiu tą pačią biškį su kita lenta prisukti, kad neišlaužta, atlaikytų iki vasaros, paskui vasarą praeinu, viską pratikrinu, pratvarkau ant kitos žiemos paruošę. O dabar tarp tų karvių lindus, nei joms patinka iš ten triukšmauju, nei man pačiam patinka su jomis kariauti. Nes jos vis tiek ir įsitempia gyvuliai, viskas stresuoja, nepatinka. Tai stengiamės mes privengti tų darbų, kurie yra viduj. Jos, kurie yra viduj. Nes paskui stresuoja gyvulys, mažiau pieno ir panašiai. Kam reikia. Dabar varau pastatysiu traktorių. Eisiu, žiūrėsiu, ką ošius planuoju veikti. Jei nieko, tada eisiu tą lentą prisuksiu. Ir paskui žiūrėsiu. Galėsiu prie armavimo biškių pajėl. Su technika kol kas viskas gerai, nieks nelūžta. Tfu, į medį reikėtų pabelsti, bet čia plastikai sėdžiu, tai nelabai kur pabelsi, link visur plastikas. Ir jei viskas gerai, su technika, tai ir tik dirbi. Ką reikia, darai viskas. Gerai, susitiksim dar. Nu ką, pasitačiau lazerį, prisisukau trikojį, tokį aukštą neturiu. Matas, bet nelabai stipriai, bet matas, bet ir užteks. Apsiklijuosi, liks kitą sieną, paskui persitis lazerį į kitą pusę, lipni juostą. Ką kimbių darbus tada klijuoti. Nu, kaip matot, prasiklijavau. Matas, vienoje pusėje daugiau reiks pakliuoti, kitoje pusėje yra siauriau. Ir 4 cm skirtumus, 2, 3, 4 tikrai. Nu, aš nelyginau polisterolį, nes kai buvo zubo prisuka, taip ir užklijavau polisterolį, tai tokį rezultatą reikėjo tikėtis, kad nebus taip idealiai viskas lygiai. Ir čia tavus bukas šus uždėjo, tai irgi nežėjo to lygumo, tiesiog uždėjo, kad būtų uždėta ir viskas. Tai va, tai aš šitą patį padariau su polisteroliu, nes čia nenaudojama patalpa, nieko. Tiesiog, kad vaizdas geresnis būtų ir viskas. Na, viskas jau. Kai kur va, apsitaškiau. Nieko, paskui su vėliniu šipėtuko, tos, kurios apsitaškiau sieną, viską palysiu, kad nedažyt visos sieną. Arba palikt nudžiūt. Gal šiandieną, gal rytoj apsišlifuoju, nugruntuoju, prie lipnė juosta ir dažymas. Nu, trumpa apžvalga apie Lindnerį. Jį gaminam Austrai. O aš pirmas traktorius iš tų europinių naujesnių. Dar prie litų pirktas. Jis yra, šiek speedometrį, man atrodo, 2.8 metų rašo. 2.8 metų. Priekinė važiuoklė yra plaukianti, galinė važiuoklė irgi. Frontalinio nebuvo, sumontavom. Ką galiu papasakoti, jis labai patogus, minkštas, labai minkštai važiuoja, tikrai už tą naują Massey Ferguson minkščiau, nors jis yra jau tikrai senas. Ir pagrindinis darbinis arkliukas, varysiu atgal į angarą. Ant lietaus negerai stovėti, nes viršutinis tas langiukas biškį leidžia. Reikia perklijuoti šiaip. O taip, jisai minkštas, patogus, seno modelio. Bet labai... Tais laikais daug kainavo, dabar irgi daug kainuoja, tai... Bet... Vertas pinigų tikrai. Tas pats kaip Fendas. Fendas dar geresnis, aišku. Na, kaip matas, Lindnerio padangas nesiskiria nieko nuo Massey apskrit pločio. Ir man yra atmatizacija visa. Viena šlaunis, antra šlaunis, tas irgi plaukėja. Napus tas pats, cilindriukai. Ir labai minkštai važiuoja. Vasarą pjaut žolę su juo yra labai patogu. O Massey tipo irgi, čia yra, irgi skaitos
minkšta pakaba. Tai tik vienas cilindras ir ką galiu pasakyti, važiavau ir asfaltu važiuoti yra, kietai biškai, kietai vis tiek. O cilindriu suvažiavęs asfaltu, tai plauki galas irgi yra. Dabar tamsoj nesimato, bet yra irgi kabina ant cilindrų. Plaukianti irgi. Aišku, taip taškų dahuje važiuokliai, nes čia kiekvieną dar po tašką. Ne, bet kasdien 4 valandas sutepi, tai nieko. Čia jiems iš rajono irgi turėjo, tai netepdavo. Panašiais, tais pačiais metais nusipirkęs netepdavo, tai ką, šaibam išėjo viskas. O aš vis nepatingi, nepatep. Tai jau nuo 28 metų važiuoja, nieko remontuoti nereikia. Ir tokią važiuoklę tik turi tepti, nes jeigu jisai dirba, turi tepti, netepsi, tai ir paskui ją paremontuoti tikrai nemaži pinigai kainuotų. Tai geriau, pigiau solidoliaus negailėti. Ir tiek. Gerai, tada iki. Dabar biškai buvo apėjau Lindnerį, avėjau, suklydau biškai. Priekis yra cilindrai, šakis tos, nežinau kaip čia pavadinti, o galas tai yra, mačiau, ant oro pagalių, paskui su prožektoriu pasišviešiau, tai jis yra ant oro pagalių kabina plaukė. Tai dėl to minkštai labai važiuoja su jo. Nėra kaip mesis, tik balkis 2 cilindrai, tai plaukė, galas yra, mačiau, spiroklis 2 cilindrai. Tai, o ant orinių pagalvių žymiai minkščiau. Aišku, dabar tie džendyrai visokie, viskas jau yra irgi taip pat jau, nežinau, nes nesidomėjau, irgi plaukiančių. Jaučiu su oro pagaliam, su cilindrais ir panašiai, tai džendyrai naujesnio modelio. Džendyrai, visi kiti traktoriai, visi eina vis geriau, kad būtų komfortas važinėtis. Nes kai reikia sėdėti 8 valandas, tai pievai tai atkrata. Nes aš su to mažoju mesiu grėbiu vasarą, tai yra. Jeigu pjaunam vieną lauką 20 hektarų, tai po to lauko jau nugara vis tiek sustabarėja. Dabar visus darbus baigiau, nusiramavau viską ir dabar eisiu pavalgyti, pasidaryti valgyti. Jau bus padaryta, pavalgyti ir paskui prie karvių, paduoti mevasą, kaip visada. Ir kiti darbai. Tikriausiai dar kažką darysiu. Nes oras šiaip nekoks, lauke dirbti labai malonu, drėgna, lyja, tarpais lyja, tarpais nelyja ir labai drėgna. Tai matysiu, kaip čia nuotaika bus. Ką, pavalgiau pietus. Atėjau pasveršiu pasidarbuoti. Apvalysiu. Eisiu pas karvių. Šaldytuvas yra automatiškai plaunamas, dabar rašo 40 laipsnių temperatūra buvo didesnė, nes dabar jau plaunasi, jisai jau automatiškai yra atvėsęs. Maišytuvas sukasi. Maišo, ten viduje yra vandens purkštukas. Šitą reikia persukti. Vandenį tašką. Vandens purkštukas, jisai kas net palėtus jau yra. Nuo vandens temperatūra šilts. Tai jau ten visos bakterijos, viskas nyksta. Tai yra chemija. Šarmas, raudonas rūgštis. Vieną kartą mata, kitą kartą mata. Aišku, pavadinimai gal kokie yra šiaip kitokie, čia tik taip mes ūkininkai vadinam. Bet čia yra jos specialiai tik skirta pienui. Išplauna ir jinai pati išskalauja šaldytuvas. Vieną kartą su chemija, šiltas šaltas pirmas, antras karštas su chemija ir paskui manas eina 2 kartai vieną kartą su šiltu šaltu ir paskui su šaltu skalauja. Ir dar paskui papildomai su šlangomis praskalauja. Ir ta chemija pati automatiškai išgaruojanti yra, nelieka jokio kvapo, nieko. Ir tai darai, vidus kvepia vandeniu. Be nieko, blizga.
Nu, kaip minėjau, vieną karvę sulaužė lentą, tai atsipjau gabaliuką, įdėsiu tarpą prisuksiu su medviršiais, kad atlaikytų iki vasaros. Tai dabar aš šiaušiu fermą, bandysiu atitiesinti tą sulaužytą lentą. Jeigu viskas laimingai baigsis, tai baigsis labai laimingai, tai tik įsuku varžtus ir viskas, o jei ne, tada reikės visą imtolų. Na va, aiškiai, sulaužus. Ta, įdėsiu lentikę, prisuku ir atlaikys iki vasaros. Nu ką, viskas. Kaip nauja. Nebijok, nieks tavęs neskriaus, gerai, esi gera karvutė. Gerai, viskas. Eit kavos atsigerti ir šiaušti, karves mišti. Ką, kaip visada, 4 valandos žygis iki fermos. Pradėti milžį, pasimilžti, karvytės. Ir viskas. Na, viskas jau atėjau, uždėjau aparatus ką tik. Dabar einu pažiūrėsiu, ar bėga pienas gerai, viskas ten gerai būtų. Ir tiesiog ateini dėl ramios dūšis, pažiūrėk, kad kranai būtų vietoj. Viskas būtų sukta, nes apačioje atsisuka, ten va matosi. Žodžiu, kad vandenį išleisti paskui kaip plauni. Ir kad būtų šaldytuvas susuktas. Nes yra buvus ne viena situacija, kaip nepasižiūri, atrodo, viskas padaryta. Padaryta, nueini melži. Ateini, žiūri, buvo šaldytuvo kranas neusuktas. Ir 20 karvių pienas nubėga kanalizacija. Tai geriau ateiti, pastovėti. 40 sekundžių, iki minutės laiko, biškį pieną prisimelži, papumpuoji. Ir ramia galva galėti milžti, žinai, kad nebus jokių nuostolių. Na, toj privarys pieno. Puikiai pumpuojas. Ant žemės pieno nėra. Viskas gerai, einu milžti. Ką, pirmą karvę. Ja, pasisveikino. Šuo žiūri, kaip dirbu, žiūri. Darbų vadovas. Jis jėda ponas. Žiūri. Darbų vadovas esi, ne? Gerai, varam dirbti. Ką, jau pusę karių pamilšta ir dabar į kitą pusę. Ką, viskas, paskutinė karvė. Pamelžiu, aparatus plauti ir eit namo. Nu ką, viskas, pasimilžum, parnešiau pieną. Dabar laukiu, šuo pasilakstys. Žodžiu, parnešiau pieną, pasimilžum ir eisiu pasportuoti. O vakare 9, kai eisiu, tai nefilmuosiu. Ta patį darau, nebent jeigu veršiuotus karvę reikėtų pačiam veršį traukti panašiai, tada įamžinsiu. Tai viskas, tai tada tiek. Iki rytojaus, labanaktis. O kas vyks vakare 9, į ką įmesiu sekantį video. Iki.